Labadiena, mėly klausytojai. Džiaugiamės, kad įsijungėte mūsų tinklalaidę, kurioje nagrinėjame įvairiausias filologinio pasaulio įdomybės. Na, o šiandienos svečias Vilniaus universiteto filologijos fakulteto profesorius Vytautas Kardelis. Labadiena. Labadiena. Vytautas Kardelis man pirmiausia yra žinomas kaip dialektologijos kurso dėstytojas, kurio tiesa turiu prisipažinti neklausiau, nes tuo metu buvau užsienyje, bet klausiau fonologijos kursą. Taip pat jis dėsto ir kitus dalykus, kaip pavyzdžiui lietuvių kalbos istorija ar variantiškumą kalboje. Be to yra ir mokslinių tyrimų autorius, pavyzdžiui monografijos pavadinimu Arealinis tipologinis lietuvių tarmių kompleksiškumas aukštaičiai, kuri pasirodė 2018 metais. Ir iš tiesų ši monografija yra tikrai svarbi, ji kvestionuoja tradiciją ir siūlo kiek kitokią prieigą prie mūsų tarmių ir jų skirstimo. Taigi šiandien apie tai ir pasikalbėsime, apie tarmes, kalbos variantiškumą ir kaip su visu tuo yra susijusi bendrinė kalba, nuo kurios ir pradėsime. Tiesa, jeigu jau esate girdėję ne vieną pokalbį su profesoriumi, tai noriu atsiprašyti, nes šitą turbūt ir pakartosime, bet stengsiu per daug klausimų nekartoti, nors pats pirmasis greičiausiai bus girdėtas, bet nuo jo būtina pradėti, nes labai norėčiau išgirsti profesoriau iš jūsų apibrėžimą, kas yra toji bendrinė kalba. Tai tiesą sakant, aš to termino nevartoju, aš vartoju terminą standartinė kalba. Tai galiu tada pasakyti, kokie yra svarbiausi bruožai standartinės kalbos, kaip jinai paprastai yra apibrėžiama. Tai vienas iš pirmųjų bruožų tai yra viešumas. Ta kalba yra vartojama viešai ir oficialiai. Aišku, galima standartinę kalbą ir privačiai namie kalbėti, bet tai yra oficialioji valstybės kalba, sakykim taip, valstybinių institucijų. Tada kitas bruožas standartinės kalbos, jinai yra visuotinė. Jie nekalbama, sakykim, kokiame nors kaime, miestelėje arba regione. Jie kalbama visoje šalyje, visoje valstybės teritorijoje. Tai yra toks antrasis bruožas. Na ir trečiasis bruožas tos, žodžiu, standartinės kalbos, tai tas, kad jinai yra tvarkoma. Ne šiaip gyvosios kalbos mes netvarkom specialiai, sąmoningai, kalbėtojai susitvarko taip, kaip nori. O šiuo atveju kalba yra norminama ir kodifikuojama. Tai reiškia, kad yra nutariama kokios formos arba kokios konstrukcijos. Aišku, pradėti čia reikėtų nuo tarties visų pirma, nuo tarties ir rašybos. Tartis, rašyba, tada formos, morfologija, sintaksė, gramatika plačiai prasme, jinai yra tvarkoma ir tada yra yra kodifikavimas, vadinasi, yra įteisinama raštu, taip sakant. Tai yra rašybos žodynas, yra tarties žodynas, yra gramatika ir yra žodynas leksikos. Ir čia mes galim pasižiūrėti, kaip ta standartinė kalba atrodo, kaip jinai turi atrodyti. Ir dar vienas iš tų visų kriterijų plaukiantis dalykas, tai yra prestižas. Standartinė kalba yra prestižinis variantas. Va, tai tokie reikalai. Ir kadangi ta kalba yra tvarkoma, tai aišku turi būti ir tam tikra institucija, kuri rūpinasi tvarkybą. Tai nėra paleistas taip savaime vykstantis koks nors veiksmas. Ir, sakykime, Lietuvoje mes turim valstybinę lietuvių kalbos komisiją ir valstybinę kalbos inspekciją, kuri patarė, rūpinasi, kad tas norminimas standartinės kalbos vyktų. Tai čia būtina dar vieną dalyką pasakyti, kad taip yra tvarkoma tik tai ta standartinė oficialioji kalba, prestižinė kalba. Ir niekas prie privataus kalbėjimo pirštų nekiša, nes kartais žmonės nelabai supranta to skirtumo. Va, ir paskutiniai du dalykai, standartinė kalba yra ir turi būti mokoma mokykloje, ir standartinės kalbos reikia mokytis. Atrodo, kad čia mūsų gimtoji kalba, bet iš tikrųjų taip nėra. Aišku, yra dabar jau vaikų, kurie yra gimę standartinę kalbą kalbančių tėvų šeimose, tai jam yra lengviau.
Bet norint pasiekti tą gerą kokybę kalbos, vis tiek reikia įdėti pastangų, bet tie, kurie kilę iš regionų, sakykime, gimtoji kalba jų yra šnekta kokia nors, tai tiem reikia pasistengti gerokai daugiau. Tai tai visas tas kompleksukas, jeigu trumpai, ir apibrėžtų standartinę kalbą. O kodėl jūs nevartojate bendrinės kalbos termino? Kodėl renkate standartinę? Standartinė todėl, kad tas terminas yra šiaip jau lingvistikoje labiau paplitęs. Tai viena, o kitas standartinės kalbos ir bendrinės skirtumas, čia galima būtų diskutuoti ir tų diskusijų yra. Aš manau, kad pagrindinis skirtumas yra būtent tas prestižo klausimas. Tiesą sakant, pasiekti gerą kokybišką lygį standartinės kalbos čia reikia įdėti labai nemažai darbo. Ir ne kiekvienas tą gali, ir ne kiekvienas tą nori, ir ne kiekvienam to reikia. Tai standartinės kalbos tikrai nereikia kokybiškos labai visiems Lietuvos gyventojams, tai tada jeigu mes čia norim tą skirtį daryti, tai tada sakykim, kad yra bendrinė, kuri yra toks paprastesnis variantas, ir yra standartinė, kuris jau yra toks deimantas karūnoje, ir čia mes turim tokį prestižinį variantą, kur galim pasiklausyti diktorių, aktorių, senosios kartos aktorių ir vieną kitą jaunosios kartos, ir taip mes ir susidedam, žodžiu, tuos dalykus. Tai aš kažkaip dabar pripratau prie standartinės, man atrodo, kad esu tokią apklausėlę daręs, bet žmonės tada vertina grinai tokiu emociniu pagrindu arba estetiniu pagrindu. Tai vieniem gražiau taip, kitiem gražiau taip, bet kada paaiškini sąvokos turinį, tai niekas labai kažkaip nebėga nuo tos standartinės kalbos termino. Ir jūs nekartą paminėjot prestižą, kad tarsi standartinė yra prestižinė kalba, bet dabar visuomenėje tikrai labai daug susipriešinimo. Ir atrodo, kad tas prestižas nebūtinai visų yra suvokiamas kaip prestižas, kad tarsi tikrai tenka girdėti, kad ta standartinė, ypač tartis, yra netgi pašiepiama, pajuokiama, kad tarsi jeigu visi taip kalbėtų, tai kaip mano dėl to prestižo? Tai čia visi tie dalykai prasideda nuo mažumės, nuo mokyklos. Jeigu mokykloje būtų vaikams paaiškinta, kas, kaip ir kur, tai tada būtų, aš nežinau tiesą sakant, kiek to susipriešinimo yra. Man tas klausimas visada yra įdomus, jį dažnai girdžiu ir ten lingvistų diskusijos, kada vyksta, tai jisai kyla, bet aš nežinau, ar darė kas nors kokių tyrimų rimtų. Kiek čia, aš iš vis nežinau, gal aš tiesiog nesusidūriau, ar yra kokių nors tyrimų, kaip visuomenė apskritai kalbą vertina. Tai mes tada pagaunam ten kokį vieną gatvėj, kitą gatvėj, ten iš aplinkinių ir kažkokias globalias didelės išvadas darom. Tai nežinau, bet žmogus turi žinot, kad yra laikas ir vieta. Tai niekas neverčia kalbėti tą puikią tartim namie, arba su draugais kavinėje, arba ten kokius blogus dalykus darant. Tai čia yra, ir kai kuriem lingvistam atrodo, kad tai yra savaime suprantamas dalykas, toli gražu nepasirodo, kad visuomenė nelabai supranta. Ir aš kiek susiduriu su mokykliniam programom, kurios yra mano supratimu suveltos, ten yra visiškas jovalas, nes žemesnėse klasėse tai ten šala, bala, tešta, mašta, kalimas, o po to gramatika prapuola, tada atsiranda kalbos kultūra, dar kažkokie dalykai. Ir studentė viena čia prieš 4 metus parašė bakalauro darbą, nuostatų toks buvo tyrimas, tai jinai vienoje gimnazijoje apsiklausė vyresnių klasių gimnazistus, klausimas buvo labai paprastas tarp kitų, kas yra bendrinė kalba. 80 su trupučiu tų atsakovų, teisingi atsakymai buvo 3. Vienas iš jų iš Wikipedijos nurašytas. Šitie dalykai labai gerai rodo padėtį. Arba buvo dar, atsimenu, toks atsakymas, nekniskit man proto su tokiais klausimais. Tai labai aiškiai matyt, vadinasi, ir tas pats labai aiškiai matyt, kada sustoja į lituanistiką studentai. Tai aš mėgstu pasiklausinėti ir niekas apibrėžti negali. Vadinasi, supratimo nėra, o kai nėra supratimo, tada prasideda džiazas ir tu pasakoji kaip nori ir įsivaizduoji kaip nori.
Tai ir su ta pačia tartim. Tai tik tai diktoriai jie jau yra įpratę visada net ir namie taisyklingą tartim šnekėti. Bet iš tikrųjų čia nieko nėra baisaus, čia yra įpročio reikalas ir tiek. Tai jeigu tu žinai, kad tu gali keisti, čia įvairiai vadina, kodą, registrą, variantą, tai tada tu namie kalbi vienai, bet jeigu patenki į viešąją erdvę, gali pasistengti kitaip truputėlį. Tai yra tiesiog labai paprasti dalykai, bet reikia pastangų. Taip, tikrai reikia pastangų ir man atrodo, kad kalbėti tokia prestižinė, standartinė kalba, būtent kalbant apie tartį, yra be galo sudėtinga. Man atrodo, aš niekada ir nemokėjau. Tai be abejo, kad sudėtinga, todėl kad jeigu mes turim pamušalą, ypač tarminį, tai tada vėl, jeigu iš Žemaitijos vieni reikalai, iš Aukštaitijos kiti reikalai, aš pats esu aukštaitis pagal tarmę uteniškis, tai ilginimai aš visada turiu kontroliuoti. Ir jeigu aš noriu, arba sakykime, aš stengiuosi netart, nors reikėtų bendračių suti, todėl kad man ilgi išeina. Aš visada prisimenu Česlovą Juršėną nuo Ignalinos kilusį, sakyti, daryti, tai buvo firminis, jau tik išgirsti ir jis niekaip tų galūnių, nors šiaip jisgi lektorius buvo žinijos. Ir standartinė kalba viskas gerai, bet jis tų dalykų negali suvaldyti, arba ten visas. Tai tada turi kauptis, o tada čia yra psichologija grina, smegenys yra tinginės šiuo atveju ir tada, tai tada tu stengiasi, bet tada artikuliacija pradeda painiotis, čia yra įpročio reikalas, reikia dirbti. Visą laiką turi stengtis ir tada išeina šiek tiek. Bet be to dar kiti dalykai yra, ne visi mes esam sukonstruoti, kitas deda labai daug pastangų, bet jam tiesiog neišeina. Tai būna ir taip. O kodėl jums svarbu, kad būtų ta tokia standartinė kalba? Kam apskritai to reikia? Kodėl tarsi negalėtų visi kalbėti kaip kalba? Tai galėtų be abejo, bet standartinė kalba yra civilizuotos, išsilavinusios, kultūringos tautos bruožas. Tai čia toks platesnis reikalas, o jeigu siauriau pažiūrėtumėm, tai yra patogumo klausimas. Visuotinumas yra susijęs labai smarkiai su patogumu, nes įsivaizduokit dabar 4 žmonės studijoje, vienas Žemaitis, kitas Aukštaitis, trečias dar kažkur ten, nežinau, Šiauliškis arba ir dar vienas iš Kauno ir visi savais variantais. Tai mes užtruktumėm. Nes tada, aišku, tą Žemaitį pasiklausę pradėtumėm suprast, čia irgi nėra didelių bėdų, bet vėl, jeigu buitiniai pašnekesiai apie orą ir ten bites ar dar kažkokius reikalus yra viena, bet jeigu specifiniai terminai, pavyzdžiui, tai tada, kai tu išgirsti sužemaitinta, tai visų pirma juokingai atrodo ir dabar gyvenimo sparta jų kokia yra. Tai jeigu mums dalykinis susitikimas ir reikia spręsti kažkokius verslo reikalus ir staiga prasideda, dar tu turi ten klausyti, nenugirsti, nesupranti, tai aš turiu tokį gyvą pavyzdį. Mano svainis dirbo kažkada tokioje statybos firmoje ir ten vienas iš tų darbų vadovų buvo Žemaitis, jisai šnekėjo visais atvejais ir visur žemaitiškai. Tai patikėkit, tie statybininkai vargšai, jie ten pusės nesupranta, ką jisai jiems sako, o reikia greitai daryti, tada kyla piktinės visokios, tai yra komunikaciniai trukdžiai. Tai va, tai o kiek yra sričių, tai dabar mes negyvenam Balanos gadynėj, kada jau ten šiaip ar taip, migracijos nėra, visi gyvena savam kaimelį, visiems gerai, tai pažiūrėkit, pasaulis atviras. Ir be standartinės kalbos aš kažkaip sunkiai įsivaizduoju. Tai čia kitas klausimas, kokia jos kokybė. Tai čia yra kitas klausimas, kaip mes ją susidėliojam, bet kad jinai reikalinga, tai aš manau be jokios abejonės. Ir visur yra tai pasaulyje. Tai standartas yra visur, tam, kad skirtingose regionuose gyvenantys žmonės susišnekėtų. Paimkim tą pačią Vokietiją, sakykim, taip. Šiaurė ir pietus, tai bavarai, jeigu jie nekalbėtų standartų, tai viskas, niekas jų nesuprastų ten viršui Hamburge. Arba Austrija lygiai tas pats. Tai čia mes nesam jokia išimti šituo atveju. Taip ir standartinė kalba yra viena iš kalbos atmainų, jų yra labai daug, nes tarmės yra dar kita, yra įvairūs kodai, kuriuos nuolat keičiame, socialektai ir taip toliau. Ar yra kažkur svarstyta, kiek kalbos atmainų turim, kai kalbame apie lietuvių kalbą šiais laikais, 21 amžiuje? Turbūt, kad nelabai yra
toks rimtas geras veikalas 21 amžiaus lietuvių tarmės, tai ten bandyta regiolektus įsivest. Bet galima ir kitaip žiūrėti į tą variantiškumo reikalą, nes šiaip kalba, aš kažkaip dabar mėgstu lyginti su tokiu pyragu ar tortu, kuris glazūra glajum aplietas ir, sakykime, gali sakyti, kad ten šokoladinis, braškinis. Tai atrodo iš paviršiaus viskas labai aišku ir paprasta, bet jeigu prapjauni, ten gali būti krūvas sluoksnių įvairiausių sudėta. Tai su kalba yra lygiai tas pats. Tai pirmas sluoksnis yra anatominis sluoksnis, nes kalba valdo mūsų smegenys ir kuria. Ir po to yra labai svarbu kalbos padargai, tie vadinamieji. Tai čia susideda daugybė dalykų. Tie trys tokie banginiai - respiracija, fonacija ir artikuliacija. Kada mes iš oro garsus numinkom ir aišku, dar šiaip kalbėdami, tai visas mūsų kūnas kalba. Akis kalba, veidas, mimika, gestikuliacija ir kiti dalykai. Vadinasi, mes visi esame įsijungę visų korpusų į tą reikalą ir čia variantiškumas prasideda. Todėl, kad žmonės yra skirtingi. Tai anatomiškai mes esam padaryti pagal tą patį brėžinį, bet ne taip kaip automobiliai vienos markės, kurie rieda nuo konvejerio ir ten viskas idealiai iki varžtuko vienoda. Tu sukeitai ir nėra bėdų. Tai su žmonėm gal ir yra visiškai idealiai vienodų žmonių anatomiškai sukonstruotų, turbūt čia medikai geriau pasakytų, bet vis tiek, tai jeigu vienodo ūgio, tai tada, sakykime, ten rankos viena ilgesnės, kito kojas trumpesnės. Tai lygiai tas pats su balso traktu yra. Viskas ten pagal schemą taip, bet mesgi kalbam visiškai skirtingais tembrais, skirtingų tempų. Toliau tono moduliacijos ir visi kiti dalykai. Kiekvieno yra individualūs. Tai būna taip, kad balsai būna panašus, kiti moka juos pamėgdžiot gerai, bet vis tiek, tai va čia jau variantiškumas, tas anatominis. O toliau kalba kitas sluoksnis to pyrago, tai psichologinis sluoksnis, nes mūsų jausmai, išgyvenimai ir visi kiti dalykai vėl visų skirtingi yra. Dar vienas atrodytų tas sluoksnelis vientisas, bet ne. Toliau žmogus yra socialinis gyvūnas, tai po vieną negyvenam dažniausiai, tai vėl tada vyrai, moterys, seneliai, tėvai, vaikai, anūkai ir taip toliau. Tada medikai, inžinieriai, muzikantai ir taip toliau. Žodžiu, mes visai dalyjamės visokiais būdais ir vėl variantiškumas, kiekvienas tengiasi susikurti savo grupėje tam tikrą variantą. Tada tai čia socialinis, tada mes esam kultūriniai gyvūnai. Ir skirtingose kultūrinėse terpėse vėl skirtingi reikalai. Vėl variantiškumas. Tai tada, galų gale kalbą kuriam nuolat. Tai ir ta kūryba mūsų skiriasi. Ir pagaliau tas sisteminis sluoksnis, kuriame turbūt mes jau aiškiausiai matom. Tai kai turim užrašytą arba pasakytą, klausom su ausinėm, tai tada irgi tą sisteminį variantiškumą galim matyti tarties, sakykime. Ir formų, ir konstrukcijų, einame, eit ir taip toliau. Bet yra tokių įdomių dalykų. Mes kažkada su studentais darydavom tokį eksperimentą. Ekrane nuotrauka, koks nors elementarus natiurmortas. Ten, sakykime, koks ąsotis, lėkštė su obuoliais, ar ten tarp obuolių svogūnas, koks visiškai paprasta kompozicija. Ir tada visi žiūri vieną kryptim, sakykime, ekranas visiems prieš akis. Niekas nežiūri iš skirtingų kampų, kad visi tą pačią kryptim žiūrėtų. Ir klausimas yra paprastas, kas čia, arba ką jūs matot. Tai jeigu auditorijoje 4 žmonės, tai bus 4 paveikslai. Jeigu 12, tada 12. Jeigu 100, tai 100. Ir visi tą patį objektą, tai mes turėtumėm manyti, kad visi turėtų vienodai aprašyti, nes niekas ten nesikeičia, fiziškai yra tas pats. Bet tokių yra įdomių dalykų, sakykime, vienas parašo 2 sakinius, kitas puslapį su trupučiu. Aišku, pasikartojimų yra, kuo daugiau žmonių, tada pradeda jau tam tikri dalykai kartotis, bet čia su viena grupė buvo labai įdomu, tie, kurie iš miesto kilę buvo ten dalis ir buvo iš kaimo kilusių. Tai tie tokių impresijų ten apie močiutės kažkokius reikalus pradėjo rašyti. Tai, tiesiog žmogus, taip sakant, visi tie sluoksniai persipina tada. Tu negali vien tik tai, kaip įsivaizduoja, čia kažkokia gramatika. Tai ne, ten gramatika viršui tik tai.
O čia tu turi kažkokį, matai tą obuolį ir tau staiga, bats prisiminimai, kaip ten su Prusto tais klasikiniais reikalais. Tai čia tas variantiškumas, jisai yra visur ir visada. O kaip tirti tą kalbos variantiškumą? Kaip jį užčiuopti? Čia įdomus klausimas. Yra prikurta daugybė modelių. Tai aš gal tik tai trumpai pasakysiu, man labai patinka Eugenijo Koserių, rumunų lingvistas, bendrosios kalbotyros specialistas, vokiškai daugiausiai rašęs. Tai jis vienas iš pradininkų buvo ir jisai pasiūlė tokį kalbos architektūros modelį. Na, šiaip jo ten tokios idėjos gana įdomios ir jos paplitusios yra iki šiol dar nenudususios niekaip. Tai jisai sako, kad yra istorinė kalba. Ir čia yra skirtumas nuo dirbtinių kalbų, nes mes kalbų dirbtinių irgi turim labai nemažai. Tai gyva istorinė kalba, bet mes tą istorinę kalbą vienu metu kalbėti negalim. Tai yra suprantama. Tai dabar aš kalbu tokiu pusiau standartu, sakykim, tai negaliu kalbėti žemaitiškai čia pat. Tai arba, sakykim, ten dar paimti kokį nors socialinį variantą. Tai tiesiog taip yra. Tai tada jisai paskirstė tokius, ten yra jo ta dia sistema, tokia 3D, dia graikiškai per, tai dia topika, dia stratika ir dia fazika. Tai tie dia topika yra tiesiog paprastai tariant tarmės arba regioniniai kalbos variantai, tarmės, patarmės, šnektos. Tada dia stratika, tai moderniau kalbant yra sociolingvistiniai vadinamieji kintamieji, kur yra susijęs su mūsų socialiniu gyvenimu dalykai. Tai, sakykime, lytis, amžius, išsilavinimas, profesija ir kiti dalykai. Tai ten jau prasideda variacijos. Ir trečias tas diafazija, tai yra pašnekovų vaidmenys, trumpai tariant. Nes šiaip mes keičiam tuos vaidmenis ir jeigu suprantama, aišku, tai kaip ir šnekėjom, kai kas nesupranta, kada reikia tos standartinės kalbos, arba nesupranta, kad tu tam tikrais atvejais turi kažkaip tą kodą vadinamą keisti. Tai aš čia turiu irgi gyvą pavyzdį, toj pasakysiu. Tai, sakykime, studentai tarpusavį kalba vienaip, bet su dėstytoju jie turėtų kalbėti kitaip. Su rektorium turėtų kalbėti dar kitaip. Nors dabar, kiek aš jau matau, tai studentai neskiria visiškai, ar tu dėstytojas, ar tu ten jo kursiokas. Mūsų laikais mes nedrįsdavom, tiesą sakant, su dėstytojais taip kalbėti. Mano laikais irgi dar ne, tikrai. Jo, bet jau paskutiniu metu jau tas aiškiai matosi. Tai čia nėra nieko blogo, turbūt, aš nežinau, bet čia ne kalbos klausimas. Čia supratimu yra, nežinau, auklėjimo, santykių klausimas. Tai tai tie dalykai, o dėl to gyvo pavyzdžio, tai gal ir dabar tebėra tokia inovatyvios medicinos draugija, tai jie rengdavo tokias labai įdomias paskaitas. Ten medikai susirinkdavo, informatikai, įvairių sričių, tai man teko pabūt keliose. Ir vieno iš tų paskaitų toks vaikinas, gal jam kokie 20 su trupučių metų, jisai pristatė programėlę arba šnekamąją kalbą liaudiškai tariant EPSA, kuris gali padėti diagnozuoti gerklų ligas. Tai dabar jau yra ta programėlė padaryta, bet tada buvo tokia pradžia. Tai jis pristatinėjo tokiu informatikų žargonu su, kaip maestro Vladas Bagdonas sako, gatvinės kalbos tokiu pamušalu. Ten nieko negalima buvo suprast beveik, nes tu supranti, kad yra tokia programėlė, bet ką jis pasakoja, tu sėdi ir tada viena medikė studentė atsistojo, sako, klausyk gerbiamasis, ar tu suvoki, kokioje tu auditorijoje esi, kodėl tu žmonių negerbi? Tai jis gavo pylos, bet aš tada ir ne tik aš ir kiti, mes supratom, kad jis nemoka kitaip. Jis ne dėl to, kad būtų mandras ir čia pasirodytų, koks jis čia šaunus, ir kaip jisai čia tuo žargonu, taip sakant, pavaro. Ne, jis nemoka kitaip. Tai jam ten buvo šokas, jis ten, žiūri. Tai vėl tada kalba, vieta ir laikas. O tas variantiškumas, sakau, jis visada visur ir tas tyrimas tada, tai galima pagal tą Koserių modelį žiūrėti. Tie 3 ratukai, bet jie visada kompleksas, jie visada sukasi. Ir sakykime, jeigu terminiai variantai, tai nereiškia, kad jie neturi kitų 2.
vis tiek yra, nes seneliai kalba vienaip, anūkai jau kalba kitaip. Tai va čia yra ta diastratinė. Arba, sakykime, tu su seneliu anūkas kalba vėl truputėlį kitaip, tai yra diafazinė. Ir, sakykime, tas pats mano svainis, jis kilęs iš Marijampolės, tai jisai su tėvais kalba, kada kreipiasi į tėvus, jisai kreipiasi daugiskaitą, sako tėvam jūs. Man, pavyzdžiui, atrodo keistai. Bet jiem yra visiškai normalu, bet va, pavyzdžiui, sesers vaikai jau su seneliais ne, jie tuinasi. Va, tai čia visiškai tokie smulkus dalykėliai, bet tas variantiškumas iš tų smulkių dalykėlių ir susideda. O šiaip tų schemų yra prikurta gausybė ir tiesiog aš manau, kad kalba yra per didelė, kad mes galėtumėm suspausti į tą variantiškumą tas schemas. Vienas iš tokių chrestomatinių pavyzdžių, klausytojai gali pasigūglinti Italiano populiarė. Va, ten yra reikaliukų. Žodžiu, tai bando įsprausti į schemas ir niekaip neišeina. Tai arba ta mūsų vat irgi skirtis tarp bendrinės ir standartinės. Ir kaip? Ką? O jeigu dar pridėtumėm, tai čia tie visi klasikiniai skirstimai, žargonas, standartinė kalba, tarmės, jie yra per, kaip čia dabar pasakyti, neapriepia visos visumos. Kalba yra daug didesnė ir tas variantiškumas irgi. Taip ir jūsų monografija ir vadinasi kompleksiškumas, taip, kad viskas yra ganėtinai sudėtinga ir tarsi kaip būti įmanoma taip apriepti, bet tada mes galim turbūt pasidžiaugti, kad mes apskritai susikalbam. Tai be abejo, bet man įdomus dalykai dabar dedasi, mes čia Liepa 3 jau dabar projektas, tai yra mūsų universiteto informatikų sugalvotas projektas, buvo 1 Liepa, 2, dabar 3. Ir mes jam gelbėjom ir padedam filologų grupelė, tai turim sukurti garsyną dabar 10 000 valandų. Tai aš klausiau tokią LRT įrašus, mums duoda, labai maloniai gelbsti. Tai tokio režisieriaus jauno ir jo aktorių ir laidos vedėjo pokalbį. Tai mes turime anotuoti, jau mums kompiuteris sugeba sukarpyti frazėm ir padaryti jau tekstą, mes ten turim tikrinti žodžiu ir, yra ten tokie specifiniai dalykai, tie anotavimo aš čia nesileisiu, bet aš klausau ir nesuprantu. Ir tada aš jau kai nesuprantu, išmetu tą frazę ir išmetu ir kažkas sakinio vidury lyg yra ir lyg nėra ir aš paskui galvoju, pala, bet tai tas vedėjas su jais tai susikalba. Tai vadinasi vyksta dalykai, nes redukcija tai yra trumpinimas. Žodžio gale redukcija lietuvių kalboje yra labai išplitusi ir dabar jinai jau ir standartiniai kalboje išplitusi. Ir tarmėse visose be išimties yra žodžio gale. Jeigu yra nekirčiuota pozicija, tai ranka, tai jau nežinau, kas ten tarė. Diktoriai dar moka, bet šiaip, kada mes šnekam, tai ten ranka ir baigėsi reikalai. Bet prasideda žodžio viduj, sakykime, toks tipiškas atvejis savivaldybė. Pažiūrėk. Jo, pažiūrėk, ten dar, bet tokiose vietose, kur man į galvą neteitų, mes skiemenų iš vidaus ir jie lekia lauk. Bet komunikacijai netrukdo. Vadinasi, tų žmonių smegenys sinchronizuojasi. Mūsų smegenys ne. Man reikia viso sakinio, kad aš suprasčiau, kas yra sakoma. Ten jau ne. Gali kaip gabalą, viską gerai. Aš Motušiai Maksimoje užeinu kartais pasipirkti ten ko nors ir dabar muzika groja. Aš taip klausau ne angliškai. Dar klausau, kokią kalbą? Lietuviškai. Ir ne. Tai aš nežinau, tiesiog aš negirdžiu nei frazės, arba atskiri kažkokie skiemenys, arba žodžiai, bet klausytojai kiti vadina supranta. Turbūt, nežinau, čia irgi toks įdomus dalykas pasižiūrėti, kas vyksta su percepcija. Tai va tokie dalykai dedasi dabar. Ir jų yra nemažai. Ir be to jaunimas, pažiūrėkit, kaip kalba. Artikuliacija, aš per fonetikos kursą, pirmą kursą ateina, tai labai ten striukas, bukas tas kursas, labai nedaug paskaitų, aš jiem duodu tą mūsų legendinį tekstą,
pati turbūt jo irgi gal nesiskaičiusi. Katytė. Tai buvo nedidelė balta katytė. Jos menkas suliesėjęs kūnelis visas drebėjo nuo šalčio ir baimės. Vat ir galą jau atidariau tą Tai kai duodu tą sakinį paskaityti, ateina savanoriai, tik prasižioja aš stabdau. Tai ten visi akis išpūtę žiūri, kaip, nes artikuliacija yra va taip. Va. Ir kažkur aš skaičiau, kad, žodžiu, ypač tie, kurie kompiuterinių žaidimų žaidžia, kur šaudo gaudo, tai artikuliacija, žodžiu, tu visą laiką esi įsitempęs ir tu sukandęs dantis. Įtampa. Tai nebūsi įsižiojęs. Logiška, kad tu taip traukiasi visas, kaip ežys. Ir tada tu, kai šneki, tai lygiai tas pats. Nes žandikaulis jau yra prilipęs ir tada lyg ir viskas gerai, tu sakai, bet tai tokie dalykai dedasi. Tai va čia irgi variantiškumas. Tai kuris nuves klausimas. Ir labai suprantu tai, ką jūs sako dėl to žandikaulio, nes kai aš studijavau Latvijoje ir stengiausi labai taisyklingai kalbėti latviškai, aš tai jaučiau fiziškai, nes man taip skaudėjo žandikaulį, nes latviai labai tarė ilguosius, jie tikrai ilguosius tarė ir man tiesiog fiziškai skaudėdavo žandikaulį, nes aš taip stengdavausi. Taip, nes jų ilgumai. Taip, tai latviai, aš čia negražiai sakau ir studentam, kad mes susičiaupėm, latviai liko įsižioję. Tai jų ten bralis. Tai jie tikrai ilgesni. Tie balsiai gerokai, ten kažkurioje dalyje iš vis tęsia ten neįmanomai. Tai tie dalykai taip. Ir tada man irgi termiškai, sakykime, aš anksčiau, dabar jau esu apsipratęs, bet termiškai, jeigu pakalbėčiau, ir tada reikia grįžti į standartą, tu fiziškai jauti tempimus, sakykime, o. Ir tada tu galvoji, kiek čia galima. Tai įprotis turi susiformuoti, kad tu galėtum iš vieno registro peršokti į kitą. Aš turiu dar vieną gražią istoriją, kurią pasakojo maestro Vladas Bagdonas. Jisai unikalus žmogus yra, nes jo gimtoji kalba yra lenkų, Vilniaus lenkų kalba. Ir jisai lietuviškai pradėjo mokytis tik mokykloje. Ir dabar pažiūrėkite jo tartį. Tai jisai kaip stojo į konservatoriją, sako, ten visi jau tuos eilėraščius reikėdavo deklamuoti, tai kažkuri dėstytoja konservatorijos iš senųjų pažiūrėjo, jį sako, taigi tavo žandikaulis į priekį išvažiavęs, kaip tu kalbėsi, reikia stumt žandikaulį atgal, stumt. Tai jisai sako, aš tie mokosi eilėraščius, o aš žandikaulį stumdau. Tai įsivaizduojat, bet jisai pasiekė tokį lygį, tai yra tartis, yra standartinė, va čia yra elitinė tartis. Elitinė tartis, žodžiu, kur, bet kiek pastangų reikia tokiam dalykui įdėti. Ir jūs užsiminėt apie savo tarmę ir jos vartojimą. Ir man įdomu, ar dažnai vartojat savo tarmę? Dabar jau nebe. Jau kažkaip su sese, bet su sese ten mes tokia pustarmė labiau, nes jos vyras yra iš Marijampolės, vaikai kalba standartų. Su tetule dar kol buvo gyva, tai mes visada tik tai tarmiškai šnekėjom ir jeigu į kaimą dar kartais nuvažiuoji, tai su senais draugais dar irgi tarmiškai, bet jau ta tarmė irgi keičiasi. Tai tada dabar tokia pusiaukelė kažkokia išeina, kad tu nei taip, atrodo, ir jau pradedi kalbėti tarmę ir kai kurie dalykai jau pradeda pintis iš to standarto. Tai su kalba arba tarme čia yra kaip mūsų vokiečių kalbos dėstytoja legendinė Irena Tumavičiūtė sakydavo. Jinai mus kankino ten visokiais būdais, mokė, žodžiu. Tai jinai jos mėgstamiausias būdavo palyginimas. Kaip smuikas, nedžiruosi, nekalbėsi. Tai čia taip yra, tiesiog dalykai, artikuliacija pradeda kitaip dėliotis. Smegenys, kaip sako, kaip aš vadinu smegenys, tai neuroplastiški, jie iškart prisitaiko ir tada, jeigu ten, sakykime, tavo artikuliacija visą laiką tokia, tai tada tokia. O kai reikia pakeisti, tada kaip su ta latvių kalba jau reikia dėti pastangų. Ir žodžiu, tai dar atsigamina, bet čia ne vien tarties dalykai, tai yra ir gramatika, ir leksika, ir kiti reikalai. Tai aš čia galiu pasigirti, mes su sese Daiva Kardelytė Grinevičienė perrašėm į uteniškių tarmę Mažąjį princą. Čia Mariaus Čiuželio mačiau. Sidabrinės linijos įkūrėjo tokia iniciatyva graži.
Tai va ten buvo reikalų ir tada jau reikia, o vis tiek Egziuperi stilius negali išnaikinti. Ir sakiniai tokie striuki, ir tas pasakojimo būdas jis toks ypatingas, ir dar vertimas. Ir tada reikia kokio žodžio arba konstrukcijos. Ir sėdi ir galvoji. Ir jau tau neteina į galvą, tiesiog jau nelabai gali atgaminti iš tarmės, ką turėjai kažkada. Tai va, tai ten buvo labai taip sunku, įdomu. Ir supranti, kad jau esi paklydęs. Ir iš tiesų, tą ir tenka girdėti, kalbant apie tarmes, kad tarsi jos nyksta ir, aišku, daug tokios grėsmingos leksikos, kad čia tuoj nebus apskritai tarmių ir panašiai. Aš pati, man taip atrodo, kad užaugau be tarmės, nors esu iš rytų aukštaičių Širvintiškių, bet tai, ką prašė Markevičius, man nėra pažįstama iš tikrųjų. Visiškai nei girdėjau, nei pati vartoju. Ir įdomu, kaip jūs pats jaučiatės, nes iš to, ką dabar sako, tai tarsi irgi eina truputėlį užmarštin, ką vartojate anksčiau ir dabar. O kaip, sako kiti tyrėjai, kaip jūsų studentai mato, nes vis tiek dėstote dialektologiją ir studentai rašo baigiamosius darbus šitomis temomis. Tos tradicinės dialektologijos baigiamųjų darbų beveik nėra. Vat pernai, man atrodo, buvo viena, kur ėmėsi dar tokio tradiciškesnio aprašo, nuostatas, bet dar tos kalbos sistemos to aprašo šiaip nelabai. Aš tiesą sakant nežinau, kokia dabar yra tarmių situacija Lietuvoje. Lietuvių kalbos instituto tyrėjai yra išleidę darbų. Čia problema yra duomenys. Ir aš kuo toliau, tuo labiau įsitikinu, kad jeigu tu apsiklausi Panevėžy 3 ar 6 žmonės, Panevėžy, Prienuose, Šiauliuose ar ten, nežinau, Ignalinoj, tai tu gali pasakyti, kaip tie 3, 6 ar 9 kalba. Bet šiais laikais bendrint yra per daug pavojinga. Tai anksčiau, kada tu kaimelį ten 3 apsiklausi, tai tu gali sakyti, kad maždaug šitas kaimelis ten visi taip. Todėl, kad nebuvo jokio lakstymo, jokios migracijos, žmonės gyveno kompaktiškai ir sėsliai. Dabar visi įsimaišė. Ir dar vienas dalykas prisideda, tai vedybos, kur vienas iš Žemaitijos mama, o tėvas ten iš Marijampolės, arba vienas iš Rokiškio, kitas iš Gargždų. Ir tada nei ta, tada pereinama prie standarto arba toks maišytas variantas. Tai tiesą sakant, reikėtų kaupti kuo daugiau duomenų ir kad mes matytumėm, kas vyksta. Ir be to dar kitas dalykas yra svarbus, tai tąsa su tarme, jinai yra žodinė tradicija ir mes perduodam iš ausies į ausį. Tai jeigu atsiranda plyšys, sakykime, seneliai kalba, tėvai dar truputį, o anūkai nebe. Ir viskas. Ir tada jau tų anūkų vaikai tikrai nekalbės. Tai čia kaip su emigrantų kalba. Tai irgi yra tyrimų ir labai aišku, kad išvažiuoja, sakykime, mano amžiaus žmonės, ar ten jaunesni ar vyresni, tada vaikai. Tai vaikai dar, bet jau anūkai, jie pradeda eiti į angliškas, ispaniškas, vokiškas mokyklas ir viskas. Ir jie lietuviškai nemoka, todėl kad jiem nereikia. Tai su tarme labai panašiai, nors čia yra tokių sakymų, kad jaunimas šneka geriau negu tėvai tarmiškai, gal tokių pavienių atvejų gali būti, aš negaliu ginčytis, bet kiek mes čia bandėm tokių tyrimėlių padaryti, tai nebūtinai taip yra. Ir tada kaip nutrūksta, ir va studentų pasiklausinėjau, nes mes per dialektologijos kursą iš tiesų, tai čia toks irgi yra įdomus reikalas. Tuos tekstus, kurie studentai skaito ir nagrinėja, tai jie yra jų prosenelių tekstai. Jau net ne senelių, bet prosenelių, nes Chrestomatijoje yra sudėti 1880 gimimo informantai. Jauniausias turbūt yra 43 metų. Tai galite įsivaizduoti, kas vyksta. Ir dabar tai mes tokį būdą jau esam išradę, randam kokį žodį, iškart į Google paveiksliuką ir tada tu supranti, kas vyksta, nes kitaip komunikacija sustoja. Ir pasiklausi, tai va žemaičiai lauštinė priegaidė, ten akts, ten koks nors, nežinau, vyra, kaip mums profesorius Girdenis rodydavo. Tai sėdi studentas Žemaitijos, sakė, ką jūs čia pasakoja, niekas taip nešneka. Vyresni gal.
bet jaunimas ne. Ir ta kaita jinai sparti yra šitų reikalų, bet kaip iš tikrųjų padėtis yra Lietuvoje, nežinau. Jeigu visą Lietuvą imtume. Aišku, ir sunku labai ištirt, kaip ir minėjot, kad dabar globalu, tiesiog visi keliauja, mažai yra sėslių. Ir imties klausimas, čia tiesiog duomenų klausimas, tai dabar vėl grįšiu prie tos Liepos, 10 000 valandų garsynas, jau mes apie standartą, kadangi tai yra ne tik skaitytinės bus kalbos, bet 5000 bus spontaninės, tokios kaip mes dabar šnekamės kalbos, tai tada matosi tendencijos, tai jau šiek tiek gali pasižiūrėti, kas vyksta. O su tarmėm tiesiog reikia kaupti garsynus. Ir tada jau iš garsynų, jeigu turėtumėm tokį kaip vokiečiai turi Marburgė, sakykime, tada galima būtų daryti tam tikras išvadas, nes aš manau, kad yra kartojasi labai rizikinga iš 5-6 žmonių bendrint padėtį. Ir tai čia dabar irgi viena studentė magistro darbą rašė, tai apsiklausė, ten pabandėm tokį, pasiklausėm žmonių, ar jie privačiai kalba tarmiškai. Tai 50 žmonių apsiklausė, tie, kurie pasakė taip, liko 10. Jau gana iškalbingas faktas. O po tų iš tų 10 buvo 3 uteniškiai ir 7 iš Panevėžio, sakykime, regiono arba panevėžiškiai. Tai panevėžiškių vienas, kuris labiau standartų kalbėjo, o iš uteniškių turbūt 2 tie informantai ir informantės kalbėjo standartų absoliučių. Nors sako, kad kalba tarmiškai. Tai tada tu tokiem pakišk anketą, tai sakys taip. Ir ką tu tada turi patikrinti, nes jisai žino kelius tarmiškus žodžius ir įsivaizduoja, kad čia viskas gerai su ta tarme. Tai supratimas žmonių yra labai skirtingas. Tai tie tyrimai jie sudėtingėja šiaip. Nes anksčiau, aišku, įrašinėdavo tik tai vyriausios kartos žmonės, tai buvo viskas aišku. Ir mes beje turim labai didelę spragą, mes neturim kokių nuo 50 iki 70 metų gimimo neturim visiškai beveik įrašų. Tai dar reikia spėti nugriebti tuos. Bet čia didelis darbas yra. Tikrai ir atrodo, kad viskas, ką iki šiol kalbam ir ką jūs dėstot ir tyrėt, yra be galo susiję, natūrali seka, nes ir dialektologija, ir net kalbos istorija, kurią dėstot, ir tas pats variantiškumas kalboje, bendrinė kalba, tai yra visiškai susiję vienas su kitu, nes tarsi jeigu turi bendrinę kalbą, negali ignoruoti tarmių ar kitų kalbos atmainų. Ir tiesiog dar toks vienas gal iš paskutinių klausimų, nes matau, kad laikas labai bėga. Kaip manot, jeigu yra tos tarmės, mes kalbėjome, kad jau 3 ar 4 kartą lyg ir kalba tarmiškai, bet ne visai, kad keičiasi, bet jie dar ir nekalba tą standartinę kalbą. Kaip pavadinti, ar yra pavadinama ta atmaina, kai nėra nei tarmė, nei standartinė kalba? Tai yra regiolektai. Yra miestų dialektai, yra įvairių tų terminų, bet čia visiškai teisingai. Šiaip, visų pirma, kalba yra žmonių planeta, tai čia vienas dalykas ir čia tik tai lingvistai ją išskaido į gabaliukus ir išskaido todėl, kad būtų jiem lengviau, nes mes nesam pajėgus, mūsų smegenys visos kalbos neaprėpia, dėja. Tai kompiuteriai moka skaičiuoti labai greitai, bet jie neturi to kūrybiškumo dėmens. O mes turim kūrybiškumo dėmenį, bet nemokam greitai skaičiuoti. Tai va čia yra ir tada dialektologija, kalbos istorija, arba ten morfologija, leksika. Tai čia yra gabaliukai, šiaip mes elgiamės kaip senovės žmonės. Tai mitologija kaip atsiranda, tai tu tada turi prisijaukinti. Ir dievų pavydalai, žiūrėkit, jiegi visi žmogiški, tai tada personifikuoji arba antropologizuoji, kaip nori gali sakyti. Tai su kalba ir lingvistai taip elgiasi. Tu padarai ją žmogišką ir tada skaidai gabaliukais. Ir tada ranką tyri, o ten koja jau savireikalai, tai nesvarbu. Tai čia kaip medikai yra specialistai, jeigu jisai, sakykime, ten kardiologas, aš sakau, čia man truputėlį ranką maudžia. Pas neurologą. Tai va taip išeina, tiesiog mes, neduota mum kol kas, nežinau, ar kada bus duota, visą kalbą apriep taip, kaip pasiimi ir viską vienu metu. Tai tada nežinau, su tokiais tempais,
kiek čia mes galėtumėm nuveikti. O iš tikrųjų tai čia neturėtų būti labai didelių nes dialektologija ir variantiškumas, tai tas pats juk yra. Arba kalbos istorija, tai irgi, kaip be jos, vis tiek kažkas yra buvę, kažkas yra ir kažkas bus, ir tas kalboje viskas matyti vienu metu. Taip, ir standartinė kalba liudija, kad variantiškumas egzistuoja. Tai be abejo, tai negali tu būti robotas. Taip, tu negali būti robotas. Tai yra žmonių, kurie puikiai kalba standartų, iškart man šauna į galvą kolegė mano profesorė Irena Smetonienė, būdama žemaitė, jinai puikiai yra įvaldžius. Ir tarmiškai kalba irgi, kai reikia. Bet jinai yra dirbus televizijoje. Tai vat ir faktorius. Ir tada tave išmankština. Tai turėtų ir dėstytojai taip daryti, turbūt, bet, tai ne visada pavyksta. Kaip sakėt, ne visiems ir duota. Ne visiems ir duota. Tai jeigu ten neturi dantų, arba žandikaulis atvipęs, arba dar kažkas vyksta, tai ką jau tu ten labai priartikuliuosi, tai tada dar gali išeiti blogiau negu ta natūrali kalba. Na ir pats paskutinis dalykas, nes tinklalaidė turi tokią tradiciją, prašyti rekomendacijos gali būti visiškai bet kokio pobūdžio, nebūtinai ir mokslinės, bet tiesiog ką galėtumėt mums visiems rekomenduoti? Tai rekomendacija būtų tokia, turbūt mes kalbėjom apie duomenis. Duomenis dabar rinkti nėra sudėtinga techniškai, tai anksčiau reikėdavo lapelį užrašyti arba 5 kg magnetofoną tystis. Dabar telefonai puikiai filmuoja ir puikiai įrašinėja, tai aš tiesiog visiems rekomenduočiau nebūtinai senelius, močiutes arba prosenelius, bet ir tėvus ir draugus. Tiesiog daryti įrašus, filmuot, būtų dar geriau negu garso įrašas. Ir tai po truputėlį tas archyvas atsiranda. Jeigu yra noro, tai tada galima atsiųsti, kol kas čia mes neturim tokių duomenų bazių. Bet studentai per dialektologijos kursą taip daro, tada galima, kad ir mano adresu siūsti vytautas.kardelis@flf.vu.lt ir mes į katedros archyvą padėsim. Tai tie dalykai, kurie įrašyti, jie niekada neprapuls. Tai jeigu iš tokio dialektologo pozicijos žiūrėtumėm, bet tai nesvarbu, nebūtinai žmogus turi kalbėti labai tarmiškai, jis gali ir standartų kalbėti, tai irgi gerai. Ir visi tie įrašai, nešnekamoji kalba, tekstynų mes turim užtektinai, galima sakyti, jų yra daug, su jais dirbti yra paprasčiau ir techniškai, o garsynų neturim. Tai čia mūsų uždavinys turbūt didžiausias ir būtų dabar kažkokiu būdu sukaupti. Tai valstybei tie dalykai nerūpi, tai turim kažkaip patys. Kai Būga pradėjo su lapeliais, tai čia lygiai tas pats. Galėtų tradicija tęstis moderniau. Taip, ir turbūt nereikėtų visiems galvoti, kad tarsi ką aš čia įrašysiu. Ne, visiškai, ne. Tiesiog, tai spontaniškai, gražiai. Nes čia ir yra gyvoji kalba. Kada mes pradedam dėliotis reikalus, tai daug kas iš jūsų turbūt yra laikę egzaminus ir pažiūrėkit, atrodo, iškali ten, išmoksti, ateini, paskui kažkur ten iškrito žodelis ir viskas, ir tavo smegeninė tuščia ir tu nieko negali padaryti. Tai čia ir skiriasi tas išmokimas kalbos nuo tos improvizacijos, gyvo šnekėjimo, kur visa patirtis mūsų ir visas gyvenimas atsispindi. Ačiū labai už skirtą laiką ir pokalbį. Ačiū Jums. Iki.